Labadiena visiems ir visoms, kas mūsų šiandieną klausosi, ir labas Miglė. Sveiki, labas visiems, labas Dovilė. Ir mes šiandieną su Miglė, kaip visada, turim pasirinkti kokią nors tokią aštresnę šiek tiek temą, mes ką tik čia persimetėm keliom bloody stories ir šiandien kalbam apie primaitinimą. Nuo kada Nenuostabu. pramaitinimas yra aštri tema? Nu čia taip, žinai, iki Bet ko man atrodo, dasigyvenom. iki ko dasigyvenom tam tikrą prasme. Bet, žinai, man atrodo, kai tu turi pirmą vaiką, tu jau primaitini antrą vaiką, nepamiršk. Bet kai primaitini pirmą vaiką ir kai tai yra tas laukiam to primaitinimo pradžios ir nuomonių aplinkui belenkiek ir patarimų iš visų pusių belenkiek. Na, iš tiesų gali būti neramu ir iš tiesų gali būti aštru. Tai vat tą ir sakau, iki ko mes dasigyvenom, kad atrodo, nu, kaip aš su savo mama kartais pasiekiu, sako, ką žinau, rašė ten to vienoje knygoje duoti 3 mėnesių kiaušinį, daviau 3 mėnesių kiaušinį. Ir nesuko, gal, nediskutuokim, ar tai buvo gerai ar blogai, ne? Taip, taip. Bet mūsų tėvai darė taip, kaip žinojo geriausiai, jiems ir nekvestionavo beveik savęs. Jie tiesiog darė, jie mūsų augino, mes buvom gyvi, sveiki, laimingi. Taškas. O mes, va, iki ko dasigyvenom, kad mums primaitinimas tampa aštria tema, nes mes gaunam bele kiek skirtingos informacijos. Ne? Kiek jos yra, užtenka lysti Instagramą ir mes jau rasim vienas kitą prieštaraujantį. Mes turime visus tyrimus, mes turime PSO rekomendacijas ant delno ir tada mes nueinam pas gydytoją ir iš gydytojas gaunam ką nors iš tos 3 mėnesiai kiaušinis knygos. Iš tos knygos. Tada gaunam ką nors dar iš kokios močiutės, tetos, įmynė daro kitaip. Ir dar šalia visas tas jovalas ir netvarka, ar ne? Nes, nu, nepabijokim to fakto, kad su primaitinimu yra ta kita pusė, kur užgriūva nenormalus laudas buities, naujas, papildomas. Ir dar šitas, ar ne? Ir dar tada ateina tas stresas, nu tai pradėjau primaitinti, bet žiūrėk, čia dar nieko nevalgo. Taip, bet man atrodo, išduokim paslaptį, kad šiandieną mes mažiau kalbėsim apie tai, ką duoti, kuo maitinti, mes labiau kalbėsimės apie tai, apie tą būtent visą kitą nematomą pusę, kurių apie mamos... tai, kas primaitinimas yra mamai. Kas primaitinimas yra mamai ir iš tikrųjų tą pusę, kur mes gaunam ir bardaką namuose, ir gaunam įtampą, tai valgo, nevalgo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes labiau kalbėsimės apie šitus dalykus. Nes, man atrodo, ką duoti, kaip duoti, mes nesivelsime diskusiją BLV ar košelės. Man atrodo, Živilės seminaras. Taip, abidvi apie tą patį, kad iš tikrųjų, man atrodo, tikrai toks šviežio oro gūsis tose diskusijose, kur Živilė labai aiškiai paaiškina ir BLV ir tyrelių santyki, kaip tame išlaviruoti ir kas yra kada geriau ir taip toliau, ir ką kada duoti ir kaip duoti. Tai jo, mes į tai nesibelsime. Apie Živilės seminarą, nes kaip ir pati sakė, tai yra antras mano primaitinimas. Aš kai auginau Emą, aš labai daug šitą temą domėjausi, labai daug skaičiau ir tyrimų, ir visokiausių nuomonių, ir viso ko, ką įmanoma, nes man tiesiog mityba, maistas yra vienas iš mano hobių gyvenime ir gamyba. Tai tikrai labai daug to domėjausi. Ir dabar, kai Živilė padarė atnaujintą seminarą, man buvo tiesiog labai smalsu jį pažiūrėti. Aš jį pažiūrėjau dar besilaukdama Adomo, tiesiog. Ir tikrai ten yra viskas. Nuo šakutės iki kėdutės, nuo alergeno iki gabaliukas ar košė, nuo principų maitinimo vaiko. Nu, ta prasme, viskas. Ten yra viskas, tai yra, man atrodo, 2 valandos. Tai jis yra pakankamai ilgas, tikrai. Visas knygas, tyrimus, santraupas, viską, kas yra naujausio, geriausio ir tikslingiausio. Tai jeigu kam nors ant nosies arba yra neramu, tai tiesiog galima nesigaišinti savo laiko. Vienas koncentruotas šaltinis, ledas. Tikrai. Gerai, o dabar grįžtam prie to, užsirašom reklama ir dabar grįžtam prie to, kas dar yra primaitinimas. Ir aš tau turiu tokį klausimą. Sukta. Tai ko tu labiausiai nepasiilgai sulig antruoju primaitinimu? Tarsi tau atėjo antras primaitinimas, ko labiausiai tu jame nepasiilgai ir ko labiausiai nekeli?
Dovilė, vienareikšmiškai, valyt. Kažkaip aš taip laukiau ir jau jis tą pirmą kartą pavalgė ir aš tada žiūriu ir, va, ne, nes, nu, aš leidžiu jam pačiam gan daug valgyti. Kėdė, rūbė, nors jau atrodo, aš jau žinau, aš jau pasirašiau viską, kas, nu, apsaugo, kas padeda maksimaliai pasilengvinti. Nu, bet ta prasme, tai jeigu tu duodi vaikui košę, tai, nu, nežinau, nebent ten į kokį burbulą įkiši, tai tada gal ir vis tiek Tada tik tą burbulą reikės išsiplauti. išsivalyti. Jo, tai tiesiog valyt. Tai aš dabar labai tokį, nu, gudrų sprendimą radau, iš tikrųjų, kuris yra maksimalus ultimate hackas ir jį galima panaudoti toms mamoms, kurių vyrai dirba iš namų. Ir jisai vadinasi, aš gaminu, tu plauni. Aš žinok, tikėjausi čia kokią nors heką apie tai, kaip ištiesti plevelę, kaip ten, nežinau, arba kaip išmokyti vaiką. Plevelė yra. Okay. Ofiso kėdžių tie kilimukai. Plevelė padeda, bet labiausiai padeda. Bet tėtis padeda labiau. Gerai, taip, žiūrėk, tu labiausiai nepasilgai valyti, na? Tai gal mes ir truputėlį pakalbėkim apie tai, apie viską iš eilės. Tai pirmiausia, jeigu aš dabar ruošiuosi primaitinti kūdikį, na, ir man aišku, gal dar nepradėjau primaitinti, bet pirma mintis yra, tai ko man reikės, kad vis dėlto tie mano namai nevirstų visiškai kažkokiu chaosu. Mes vėliau pakalbėsime apie psichologinę pusę, bet dabar pakalbėkime apie tai, ką man nusipirkti, kaip man pasiruošti, be plevelės kažkokios reikia. Tai yra du etapai, ar ne? Tai vienas yra maisto ruoša, nes vėl staiga tuk indai, kitas yra nesusitvarkymas po. Tai kas liečia maisto ruošą, nu tai aš negaliu rekomenduoti nieko kito, tik kaip bebos, garintuvo, kruopų virimo ir trinimo 3-viename to prietaiso, nes tai reiškia, kad mes turime vieną nešvarų bliūdą ir reiškia, kad mes galim išeiti į lauką, kai jis yra užstatytas, pamigdyti vaiką, keisti sauskelnę, mums nereiks stovėti prie puodo, mums niekas nepridega, neprisvyla, jis išsijungia automatiškai. Supipsi, girdėjau, negirdėjau, maistas ten lieka karštas ir tiesiog, na, nežinau, neužsidega virtuvė nuo svylančio puodo. Tai šitas ir kitas, tai galvoti šiek tiek taip strategiškai ir arba gaminti 2 kartam, 3 kartam, šaldyti, arba kitas variantas, ką aš pasirinkau šį kartą, yra gaminti taip, kad vaikas valgytų tai, ką valgau aš. Tai dabar, pavyzdžiui, mes derinam garnyrus. Aš savo kepuosi mėsą, sumetu į garintuvą, ar ne, ten briuselio kopustukus, kokį nors, ten, tarkim, nežinau, kalafiorą, morkytę, jam sutrinu iš jų košę, kažką palieku gabaliukais, savo apsibarstau druską, pasitarkuoju citrino žievelės, turiu sveiką skanų garintą garnyrą. Arba ten kokias kruopas virti kartu. Na, žodžiu, žiūrėti, ką iš savo patiekalo aš galiu išimti ir paduoti vaikui, ar ne? Tai faktas, kad reikia neprieskoniuoti gamybos metu, kas liečia, ten kokius aštrumus ir druską, šiaip žolelės visas, tai viską galima. Ir, ar ne, atidėti ir, patikrinti, paruošti tinkamą tą tekstūrą, konsistenciją. Jeigu tai yra balavai, tai yra, ar ne, piršto, 2 pirštų toks, tarp pirštų gan nesunkiai sutrinamas turi būti tas gabalėlis. Jeigu tai yra, košė, tai vėl kokį jinai tirštumo, kietumo ar su gumulėliais ar be, tai nuo jūsų vaiko įgūdžių tuo metu priklauso. Tai va, tai tas pasiruošimas, ar ne, kad, kuo mažiau tų papildomų puodų ir galvos sukimo ir laiko praleidimo toje virtuvėje. O kas liečia tvarkos palaikymą, ar ne, jau paskui, tai vienareikšmiškai, jeigu tai yra grindis, plytelis, kažkas, kas turi tuos tarpelius, ar ne, tai tikrai dalykas yra, aš sakau, čia yra grinai biuro kėdėms skirti tie kilimėliai, maniškis yra iš Ikėjos, jis kainuoja kelis eurus, aš turiu vieną po maitinimo kėdutę, o kitą neturiu po bokšteliu. Tai yra tos vietos, kur daugiausiai krenta visko, ar ne? Tai, jį sušluostę, prabraukt yra visai kas kita, ar ne, negu varyti visus tarpus. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kai renkatės primaitinimo kėdutę,
Taip yra labai svarbu ergonomika, ar pasidaro 90 laipsnių kampai alkūnės, keliai, ar vaikas tiesiai sėda, ar prisitvirtina, šitie dalykai labai. Antras dalykas, ką mes žiūrim po to, kaip lengvai jinai valos. Ar nusiema staliukas? Nes jeigu staliukas nenusiema, jūs turbūt netampysit visos kėdės į dušą, jeigu neturit kažkur šalia, ar ne? Ar nėra ten krūvos minkštų pagalvėlių, paminkštukų, kuriuos yra sunku išvilkti? Nes, turėkime omeny, kad po kiekvieno valgymo jie bus purvini. Ar lengvai ten išsiema kokie pakoja ir nėra kažkokių tarpelių, kur gali prilysti, kad reikėtų paskui juvelyro darbo su šepetėliu. Tai va šitą apsižiūrim, kad būtų paprasčiau, kuo lengviau nuėmama, išardoma, išvaloma, išbraukiama, tai ar ne, kas, nes prilenda, vėl turėkime omeny visur. Ir trečias dalykas, pats vaikas. Jeigu tai yra šilta ir vaikas, tarkim, yra nealergiškas, nejautrios odos, ir jį galima dažnai maudyti, ko aš neturiu su odom, dėja, tai idealu yra maitinti, jeigu tik leidžia oro sąlygos, tai iš vis tiesiog su sauskelniu. Ir paskui keliaujam praustis. Galima neturėti vonios vakarais, galima turėti vonę popiet, prieš pietų miegą ar nepavalgius. Jeigu, negalim šalta, negalima vaiko taip dažnai maudyti ar kažkas, tai yra tie rūbeliai, kur vaikas užsisiaučia viską ir čia užsisaksto, čia gumelės užsitraukia, nugaroje užsideda kaip neperšlampamas toks lietpaltis. Tai vėlgi jisai apsaugo maksimaliai daugiausia, kiek galima. Ar jisai skalbiamas, ar jį po to išvalyti irgi reikia? Kaip norit. Ta prasme, jį galima mesti, daugumą jų, bent jau ką aš esu bandžius, galima mesti tiesiai į skalbimo mašiną. Man gal truputėlį gaila kiekvieną dieną sukti skalbimo mašiną, tai aš tiesiog po kranu, mano kadangi gili kriauklė, man yra nesunku po kranu jį išskalauti ir išmest laukia išdžiūti. Tai jeigu vaikas valgo daugiau kartų arba renkatės ten, tarkim, skalbti į džiovyklę, tai negalima. Tai, galima turėti juos du, ar ne, ir taip pakaitom. Nes tie šiti silikoniniai seilinukai, jie yra labai faini, labai patogus, pasimti kažkur arba duoti vaikui, kai jis valgo, ką nors, tyrelę iš to pakelio, kažką sauso, kažką, yra labai nedaug. Nes jeigu mes duosim bliūdą košės ir leisim vaikui tikrai valgyti pačiam, tai, be šansų, kad tas seilinukas sulaikys ką nors. Nebent tą košę ir paskui iš jo galės... Iš seilinuko galės valgyti antrą taką. Ja. Ir yra trečias momentas, tai, būti sąžiningu su savim ir duoti vaikui tiek ir taip, kaip aš tą dieną galėsiu sutvarkyti. Jeigu aš žinau, kad mes paskui turim iškart kažkur lėkti, kažkur važiuoti, tai tikėtina, aš neduosiu jam asorti ten 4 skirtingų ingredientų BLV gabalėliais ir neskirsiu valandą laiko tyrinėjimam, ar ne, arba nepaduosiu ten sriubos pirmą kartą bandyti valgyti su šaukštu, kur žinau, kad bus, ar ne, paskui tvanas. Ta pačią košytę, jos galima dėti nedaug ir papildyti. Jeigu vėlgi aš žinau, kad neturiu aš resursą šiandien vėl tą košę gramdyti nuo sienų. Dar vienas. Kėdutę stengtis statyti priešingai pusėje stalo negu siena, sofa ar kažkas. Tai galima visada papildyti ir duoti po nedaug. Jeigu jau labai skubam, esam namie, neturime atsarginių rūbų. Pamaitinam tiesiog. Nesugrius pasaulis, jeigu neduosim vaikų šaukštą vieną kartą arba duosim ten tuščią tą šaukštą. Tai, irgi eidami tą primaitinimą įsvertinam tiesiog, jeigu šiandien ne mano diena, tai aš tikėtina grikių neserviruosiu. Bet man atrodo, man tai fainai iš tavęs tai girdėti ir galvoju, gal tas tavo toks irgi gera, man atrodo, ir mamoms išgirsti to daugiau laisvumo, nes tarsi mes labai linkę esame, ypatingai jeigu tai yra pirmas vaikas, prisilaikyti tų taisyklių. Taip, vaikui leidžiam valgyti pačiam, jeigu gabaliukais, tai gabaliukais, jau tada košytėm jau neduodama, ne? Bet man labai, aš prašau, aš įsiterpti, bet man yra labai jautri tema, kai sako, jeigu gabaliukais, tai gabaliukais. Tai jūs man paaiškinkit, kaip BLV vaikai valgo kruopas. Kaip patiekti kruopą? Nežinau. Kepsim keksus? Tai, ta prasme, apskritai, man apie tas tik gabaliukais, tai, bet kita tema. Bet aš norėjau pakalbėti, užakcentuoti tavo tą tokį daugiau laisvumo gerokai, kuris atneša vėlgi turbūt tikriausiai ir tai, kad vaikas antras,
Ir tai, kad, na, tiesiog galbūt tas, man atrodo, apskritai tas visas gyvenimas šiek tiek pakoreguoja taisyklės. Ir tai yra labai svarbu. Ir ką tu sakai, nu tikrai niekas neatsitiks, jeigu įprastai mes duodam vaikui pačiam valgyti, o šiandien mes jį pamaitinsim. Jeigu mes, nežinau, jeigu mes kartais tikrai neduosim pačiam valgyti, nes tiesiog nebegaliu šiandieną nieko valgyti, ne? Ir tas pats pašildytas vakarykštis maistas gali Taip. būti. Ir tas pats, nežinau, ruošimas kartu savo maisto davimas. Ir visi kiti dalykai, na, čia labai reikia tokio blaivaus proto ir ta prasme, kad, na, nenumirs vaikas vieną kartą paėmęs iš jūsų lėkštės bulvę su druska, ne, kad, nu, šitas yra, bet kad, nu, ir savęs aš turiu irgi nepamiršti ir taip yra svarbu vaikui duoti sveiką, subalansuotą, įvairią mitybą. Aš esu labai didelė šalininkė to, kad mes leidžiam vaikams valgyti savarankiškai ir čia yra tikrasis baby-led weaning, nes mes kalbam apie vaiko vedamą maitinimą, kur jisai mokinasi valgyti, pajusti alkaną, sotus, parodyti šitus ženklus. Bet lygiai taip pat aš kuo toliau, tuo labiau esu didelė šalininkė pailsėjusių ir laimingų mamų. Ir visa tai yra nuolatinis procesas ir visa tai yra nuolatinis žongliravimas ir mes vienom dienom galim daugiau, kitom dienom galim mažiau. Ir lygiai tą patį mes rodom ir savo vaikam. Nu, mes ir patys savo vienom dienom gaminamės prabangę 3 patiekalų vakarienę, kitom dienom mes parsivežam McDonald's. Ir ar tai yra blogai? Nu, jeigu tai būtų kasdien, tai. Ar tai yra blogai 3 mėnesius? Nu, ne. Tai tiesiog, na, suvokti, kad, nu, tai yra procesas ir kad reikia ir save jame pamylėti šiek tiek. Bet tarp kitko apie tą maisto gaminimą visai šeimai, aš atsimenu, mano vyras kažkada sakė, mes sveikiausiai valgiam tuo laikotarpiu, kai mūsų vaikai pradėjo primaitinimą, nes mes iš tikrųjų tada valgydavom daug garintų daržovių, nes ruoždavom ir savo, ir vaikams. Tai kartais tikrai geras toks pokytis šeimoje gali būti į sveikos mitybos pusę. Tikrai taip. Ir mums tai yra naudinga, nes mes pasiįvairinam tikrai savo mitybą, nes vaikams, ar ne, taigi ten ir įvairesnių kruopų, ir įvairesnių daržovių. Ir tas mėsas, visas žuvis, ar ne, kurias ruošiam, nebūtina garint, galima kepti orkytį, ar ne, na, bet mes vis tiek ten privengiam visokių deep fryintų maistų ir panašiai vaikam, ar ne. Taip. Tai ir mūsų ta mityba pagerėja, bet yra ir kitas dalykas, jeigu mes užsibrėžiam tikslą, kad mes valgysim kartu, tai ir vaikai mato labai gerą pavyzdį. Ir čia tada toksai gaunas, ar ne, kaip sniego gniūžtės efektas gerąja prasme. Jie mato mus prie stalo, jie mato, kaip mes valgom su įrankėmis, jie mato etiketo, ar ne, tokią bazę. Matydami tą patį valgančius tėvus, jie noriau ragauja tą skirtingą įvairų. Ir tame yra labai daug bendrai paėmus, na, tiesiog visai šeimai, ryšiui, buvimui kartu ir laimės hormonai išsiskiria kartu valgant, kartu ragaujant. Ir tame yra labai labai daug gero tiek vaikam, tiek mums patiems. Tai, na, verta tą turėti kaip tokią, na, šeimos patirtį. Tarp kitko, taip nukrypsiu truputėlį, bet aš neseniai žiūrėjau tokį seminarą, kuris buvo apie tikrai didelius vaikus, jau pakankamai suaugusius vaikus ir apie priklausomybės. Ir vienas iš patarimų buvo, vienas iš tokių bazinių patarimų buvo šeimai valgyti kartu, nes tai yra vienas didžiausių tokių elementų, kuris tvirtina šeimos tarpusavio ryšį. Tai galima tą pradėti iš tikrųjų nuo tada, kai vaikai tikrai nori, dar su mumis valgo ir tęsti tiesiog jiems augant. Ne? Tikrai. Gerai, ko dar mums reikia? Tai apsiginklavome drabužėliais valgymo, apsiginklavome plėvelėmis ir dabar tu labai užakcentuoji, kad leisti vaikams valgyti patiems, ne? Tai kiek mes galim. Tai kaip atvyksta tas valgymas patiems? Nes iš tikrųjų vieni vaikai tikrai nori, ima kažkokius įrankius, kokius galų gale turėti įrankius tokiu atveju. O kiti kaip tik labai mielai leidžiasi būti maitinami. Aš gal prieš šitą noriu kitą pasakyti. Yra viena auksinė taisyklė, kurią
mano nuomonė, yra svarbu suprasti, įsisąmoninti, nežinau, užsirašyti savo, pakartoti prieš kiekvieną vaiko maitinimą. Iki 1 tai yra primaitinimą. Vaiko maistas iki 1 yra pienas arba mišinys, arba abu kartu. Primaitinimas yra mokymasis valgyti, tyrinėjimas ir maisto pažinimas. Jeigu su vaiko raida viskas yra gerai, gydytojai nepasakė kitaip, nėra būtinybės ten būtinai greitai staiga ten labai daug geležies ar kažko, ar ne, suduoti. Tai jeigu viskas yra įprastai, tai šitie 6 mėnesiai yra skirti vaikui apskritai susipažinti su maistu, su tuo valgymo procesu, išmokti kramtyti, išmokti ryti. Ir nėra tikslas suvalgyti x gramų. Nes labai dažnai ateina ta baimė, ypač kai mes leidžiam vaikui valgyti pačiam, kad aš nežinau, kiek jisai suvalgė, aš nežinau, kiek jam duoti, ar čia jam pakanka ar nepakanka. Ir iš to kyla labai daug streso, nes mes atiduodam kontrolę. Jeigu aš padariau tyrelės ar košelės 100 ml, visą tą 100 gražiai su šaukštu sudėjau ar ne į tą vaiką, aš čia tą 100 iš galvos ištraukiau, čia jokia neorientacija. Viskas aišku. Jeigu ar ne vaikas, pavyzdžiui, nenori, arba yra nevalgus, arba aš netitaikau laiko, kada ten, tarkim, jam nuotaika valgyti, nes kartais tiesiog būna pavargęs, neišsimiegojęs, daugiau, mažiau pieno užvalgęs. Ir čia tokių atsiranda daug streso faktorių lygioj vietoj. Nes jeigu vaikas bus alkanas, tai jau kūdikių mamos žino, jis tikrai apie tai praneš, jisai tikrai pasiprašys to pieno ir, neliks joks alkanas kūdikis mums neprasinešęs. Tai yra šitas niuansas. Ir suvokti tai, ar ne, kokia yra paskirtis šito proceso primaitinimo. Nuėjama labai daug tokių streso faktorių ir tada leidžia laisviau žiūrėti į patį procesą. O su tuo valgymu pačiam, to tyrinėjimu, ar ne, tai, vėlgi, primaitinimas yra viena jo pati didžiausia dalis yra aišku apie maistą, ar ne, apie produktų pažinimą, mokymasi kramtyti, kąsti, ryti. Čia yra labai daug techninio darbo, ar ne. Tas atžiaukčiojimas maisto atgal, kad aš neužspringčiau, tada ryjimas. Ką dar svarbu pasižiūrėti video, kuo skiriasi žiaukčiojimas nuo springimo. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Springimas blogai, žiaukčiojimas baisu, bet gerai. Mokymasis. Taip, žiaukčiojimas yra visiškai natūralus refleksas, mes irgi jį turim, tik jis pas mus yra nuėjęs gerokai giliau, gal nesiplėskim, o pas vaikus jis yra gerokai arčiau. Ir mažyliui vis geriau valgant, jisai po truputėlį tolsta. Tai čia yra savisaugos natūralus mechanizmas. Tai ir kita dalis yra apie sensoriką. Iš tikrųjų, mes tame turime daug sensorikos, mes turime pojūčius, mes turime receptorius, lytėjimą, skonį, uoslę, regą, mes matom spalvas, mes liečiam. Ir kodėl tas baby led weaning, kūdikio vedamas maitinimas, dažnai yra daugiausia apie gabaliukus, todėl, kad tai yra skirtingos tekstūros, tai yra skirtingos spalvos, vaikas pamato, kaip atrodo tikras brokolio žiedynas, vaikas mato, kaip atrodo ar ne morkytė ir panašiai. Nes jeigu mes duodame tik tyreles arba tik košeles, tai jos dažniausiai bus arba rudos, arba žalios ir viskas, ar ne? Tikėtina. Tai nėra kažkokių skirtingų tekstūrų, tai nėra skirtingų spalvų, tai nėra pojūčių įvairių. Ir todėl labai apsimoka vaikui duoti abiejų. Nes tirštesnę košę vaikui bus lengviau valgyti. Tyrelio aš apskritai, nes nei vaikui išeina valgyti, bet tirštesnę košę, kurią gali pakabinti šaukštą ir jinai neišbėga, kurią aplink pirštus aplimpa ir įsidedi į burną, ar ne? Ir šalia padėti tą patį brokolio žiedyną, kad vaikas mato žalią košę, jis mato tą brokolio žiedyną. Padėti ten tą pačią morkytę ar kažką. Jeigu tą dieną turiu, išėjo, pavyko ir okei. Nepavyko, ten pervirė, nedavirė, viskas gerai ir be to gabalėlio. Ar ne? Arba, pavyzdžiui, duoti per maitintuvą. Tų pačių uogų, to paties obolio įdėti, tą pačią bulvę virtą, jeigu, tarkim, ten truputį nedavirė per kietą duot kramtyti ryt, ar ne, tai dedam į tą maitintuvą su silikoninį,
Ir jau vaikas vis tiek mokosi kramtyti. Nes jeigu tai yra ypatingai plono silikono maitintuvas, kas yra svarbu, kad aš į Mylų parduotuvę esu atrinkusi tokius ypatingai plono silikono, kad vaikui kuo natūralesnis jausmas yra kramtyti. Bet nėra springimo rizikų. Tai duoti mokytis ir duoti liesti, jausti, suvokti, kas yra tas maistas. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys mano Domas, brokolio tą žiedinėlį, pirmus 3 ar 4 kartus vos paliesdavo, mesdavo. Jam, matyt, sensoriškai buvo nemalonu. Jau ten 4 ar 5 kartą prinešė prie burnos, bet jie tokia vis tiek, žinai, porėti, išmetė. Ir gal tik 6 kartą jį išdrįso įsidėti burną. Tai, jeigu mes vaiką iki 1 maitinsim tik tyreliam ir paskui, ir taip, ne, su šaukšto, tada 1 pasodinsim į kėdę, duosim peilį su šakutė ir sakysim, valgyk. Ne? Nes tikslas yra, kad iki 1 atėjęs vaikas, 1 jau su tėvais dalintųsi tą patį maistą. Taip, mažiau prieskoniuotą, ne tokį aštrų, ne tokį sūrų galbūt, ne tokį saldintą, bet kad valgytume tą patį. Vis tiek mūsų tikslas yra valgyti tą patį, mint 4 patiekalus šeimoje. Tai tas savarankiškas valgymas apie tai ir yra. Apie mokymąsi valgyti. Tai čia kaip vaikas išmoksta šliaužti? Kaip jis išmoksta sėdėti? Tik treniruodamasis. Tai kai mes suvokiam tą primaitinimą, kaip dar vieną raidos etapą, kur vaikas, kurį turi įvaldyti, o ne kaip tikslą sukišti 100 gramų košės, labai pasikeičia visas požiūris ir labai pasikeičia iš esmės tas pats ta veikla, ar ne? Traktuokim tai kaip lavinamąją veiklą dienoje. Pasiskirkime tam laiko, pasidarykime savo šalia ką nors panašaus, pasidėkim kavos ir kalbėkim, bendraukim, valgykim kartu, ragaukim, uostykim tą maistą, ar ne? Pasakokim vaikui, ką jis valgo, kokį galbūt skonį jis jaučia ir taip, 6 mėnesių kūdikis gal nepadiskutuos, ar jam labai skanu, ar trūksta ten kokią prieskonę, bet tai yra tai, kas deda pagrindus. Ir aš iki šios dienos labai turiu tą vieną tokį elementarų pavyzdį, kai aš pradėjau Emos primaitinimą, aš po kiekvieno jos pavalgymo, valydama jai veidą su drėgna šluoste, sakydavau, ačiū, buvo skanu. Tiesiog tai buvo mūsų pabaigos, toks ar ne, ritualas. Ir po šiai dienai jinai pavalgysiu, ką sako, ačiū, buvo skanu. Taip, gal iš dalies, tas užprogramuoja vaiką sakyti, kad jai skanu, net jeigu neskanu, bet jeigu neskanu, pasako jau proceso metu, ar ne? Bet tokie maži dalykai užsiprogramuoja. Ir apie tos įrankius, ar net manęs originaliai. Taip. Tai ir tie įrankiai taip ir ateina, nes vaikai mato mus valgančius. Tai mes pradedam nuo mažų silikoninių, minkštų šaukštelių, kurį vaikui lengva paimti, lengva įdėti į burnytę, jisai yra mažiukas, neįstriks, kažkur trumpas, nesusikiš labai giliai, kad nebūtų to žiaukčiajimo. Vėlgi į Mylų easy peasy yra įdėti pirmieji rinkiniai, ten tokia faina lėkštutė, labai geri šaukšteliai, labai gero dydžio puodelis, mažiukas, toks, kur jeigu tiek jau išpila, tai nebaisu ir išvalyti. Ir valgom kartu. Ir vaikai mato, ar ne? Yra labai geri bebos primaitinimo tokie pradžios nuo 4 mėnesių, tokie tekstūruoti, iš vis plokšti šaukšteliai. Prie jų labai gerai prilimpa ta košė. Jeigu dar vaikas nekabina, o 6 mėnesius nekabina, tai toks, kur tiesiog pamirkai ir jau aplipęs. Kad būtų bent kažkokios sėkmės. Kad bent kažkas iki tos kitos nueitų, ar ne? Jeigu neėma su šaukštais, valgo rankom, vis tiek pirštus čiulps, ar ne, kažką įsidės. Mums yra svarbu, kad vaikas suvoktų, kad čia keliauja maistas, kad jis yra kažkaip pernešamas. O tas valgymas įrankis, jisai ateina, ar ne? Mes tiesiog dedam lėkštę, dedam puodelį, dedam šaukštelį. Valgys dabar, valgys vėliau. Bus etapas tik rankom valgys. Kažkada vėl grįž prie įrankio, ar ne? Vyresniam vaikučiui jau dedam, ar ne? Matom su šaukšteliu viskas okei, vis daugiau gabalėlių, dedam šakutę prie šaukštą, ar ne? Rodom, ar ne, kad mes smeigiam tą gabaliuką. Būna tokios mažos šakutės šaukšteliai, kurie turi stoperį tokį vadinamą. Nepagalvojau, galėjau už stalčiaus viską atsinešti.
Turi tokį, ar ne, stoperį vadinamą, vėlgi, kad tos šakutės vaikas negali susigrūsti į gomurį ten kažkur pasidaryti kažkokios žalos, ar ne, šaukšteliais to pačiu stoperiu biški didesni būna. Tai mūsų tikslas yra parūpinti saugų įrankį, jį padėti Mhm. vaikui ir patiems valgyti šalia. Visą kitą vaikai padaro patys. Žinai, man atrodo labai svarbu, dar man norėtųsi dar užakcentuoti, kad vis dėlto tai yra primaitinimas, nes tikrai šitam etape yra labai daug klausimų apie tai, kiek turi suvalgyti, o ar jau suvalgė pakankamai, ar nepakankamai. Ir iš tiesų, kaip tu ir sakai, tuos pirmus 6 mėnesius nereikėtų labai stipriai sukti galvos apie tai, kiek vaikas suvalgė. Svarbiausia, kad jisai valgo, tyrinėja, jūs jam suteikėte sąlygas tai daryti, na, o kiek pavyks suvalgyti vieną ar kitą dieną, tai jau yra visiškai atskiras klausimas. Ne? Ir dar, ką man norisi pasakyti apie tą primaitinimą, bet jau šį kartą nustepsite, bet iš miego pusės, nes labai dažnai yra toks mitas, kad pradėję primaitinimą vaikai pradeda geriau miegoti. Tai ir kartais mamos to vedinos, jos tarsi nori daugiau vaikui sumaitinti kieto maisto, galvodamos, kad tai padės išmiegoti, pavyzdžiui, naktį arba ilgesnius tarpus. Tai man tik norisi pasakyti, kad ne, išmiegojimas yra ne apie tai. Ir kartais vaikai gali labai puikiai valgyti kietą maistą, tačiau dėl visai kitų priežasčių keltis naktimis. Taigi, neturėkit savo to tikslo sumaitinti daugiau, galvodamas, kad tai padės miegui. O dabar grįžtam atgal prie įrankių ir Miglė parodys, ką turėjo galvoje. Aš čia dar šlapius nuo kriauklės atnešiau. Tai čia rodžiau bebos. Būna toks rinkinukas du. Vienas yra dryžuotas, kitas yra toks su taškiukais. Tai juose labai gerai išsilaiko tekstūra. Čia, kur kalbėjau apie tą silikoninį maitintuvą, matot, čia yra silikonas, bet jis yra, visiškai plonybėlė. Tada mažasis easy peasy šaukštelis, visiškai mažiukas, minkštas, lengvai užsilenkia. O čia, va yra stoperiai. Daiktai yra stoperiai, tai čia yra, šiaip prašo nuo 4 mėnesių, bet, aš taip gal duočiau biški vėliau truputėlį, bet Adomui dar neduodu, bet va esmė yra ta, kad, vaikas negali susikišti jų per giliai. Ir tai yra metaliniai įrankiai, kas yra panašu į tai, ką valgo mes, su kuo valgo mes. Ir, vaikai labai noriai su tokiais įrankiais pradeda valgyti. Tai va, pailiustruoju. Ir man atrodo, kad su metaliniais įrankiais, kas yra gerai, jie iš tiesų yra efektyvūs, nes, pavyzdžiui, yra visokios silikoninės šakutės, kur tu smeig nesmeigęs ir vaikas niekada nepasmeigia. Tai, tikrai labai daug nusivylimą ir vaikai meta. Čia taip pat kaip nepjaunantis peiliai ir panašiai. Taip, vaikui yra svarbu turėti tokią priemonę, kuri jam duotų sėkmės. Ar ne, kuri tą pastangą leistų patirti kaip sėkmę, ar ne, kaip pasiekti tą rezultatą, nes tada išlieka motyvacija, išlieka noras toliau praktikuotis. Tai va, gerai, tai jau išsiaiškinom, kad kaip pasiruošti, išsiaiškinom, ko mums prireiks, išsiaiškinome, kad nėra tikslo suvalgyti kažkokį x gramų kiekį, nes mes dabar tik primaitiname, tai reiškia, kad pažindinamės, tyrinėjame ir tiesiog būname su maistu. Ne? Jeigu tu prisimintum savo pirmąjį primaitinimą, Emos primaitinimą, kokios, nežinau, gal baimės tave kankino tada, arba kas labiausiai kėlė nerimą ir ko tu jau dabar supranti, kad visai čia be reikalo buvo? Žinok, turbūt nesu aš geras egzempliorius tam atsakymui, nes aš nežinau, aš Emos primaitinime jaučiausi pakankamai pasikauščius, nes aš tikrai labai daug skaičiau, domėjaus, mokiausi ir dariau, ir aš net Emos primaitinime jaučiausi drąsiau negu jaučiuosi dabar. Adomui karts nuo karto vis išlenda tokios mažos alerginės reakcijos. Ir man su Ema buvo drąsiau, aš taip galėjau drąsiau su ją varyti. Bet iš esmės vienas ir tas pats, kas išlieka, tai išlieka tas, kaip čia pasakytas, fonas triukšmo, patarimų, klausimų, abejonių. Ar tikrai čia iškart jau žuvį? O tai pieno produktai ne nuo ten metų
jau davė riešutų? Žinai, o tai ne morka ten tik 2 savaitės ar bulvė, ar ne? Tai Aš labai atsimenu, žinok, kai aš savo dukras pirmaitinau, man buvo labai aiškiai pasakyta, kad pirmiausia savaitę reikia valgyti bulvę ir tik tada galima dar į kažką kitą žiūrėti. taip, Ką aš žiūrėdama Živilės seminarą visiškai mėgavausi tuo taip. visiškai kitų požiūrių ir visiškai kitaip prieinamais dalykais. Taip, čia vėl mes atsitrenkiam į tą patį. Dėl ko mes pradedam primaitinimą šiaip, ar ne? Todėl, kad kūdikiai turi geležies atsargų maždaug iki 6 mėnesių organizme. Iš mamos pieno pasimti geležį yra labai sudėtinga, jos nepasiema tiek, kiek reikia. Ir todėl mes dažniausiai pradedam primaitinimą, kartais kodėl gydytojai sako pradėti anksčiau, ar ne? Nu, jau nes čia jau čia pradeda trūkti. Ten dažnai 4 mėnesį būna mėgsta padaryti kraujo tyrimą ir opa, jau čia pradeda trūkti. Taip. Ok, normalu, kad mažėja atsargos, bet neskubam, nes primaitinimą pradedam ir dar žiūrim, ar ne, kad vaikas sėdėtų, kad būtų tvirtas, kad čia būtų pakankama motorika, nes jeigu jūs nerys ir springs ir arba viskas pjaus, tai Maitink nemaitinės. Nemaitinės. Tai pradedam tą, kad vaikas gautų geležies. Kur yra gausų geležies? Raudonoj mėsoje, natose, brokoliuose, lešiuose, bulviai, morkui, kalafiorė. Ta prasme, Tai va, dabar tai aš irgi suprantu, bet tada tai, žinok, tvarkingai bulvę tai tryniau. sunkiausia man, apart adomo alerginių reakcijų, nes tu tiesiog tada taip nervuotis, nes nežinai čia ką, toks tiesiog, ne faina, nes negali savo varyti. Turi vis tiek biški lėčiau, biški pastrateguoti. Tai man sunkiausia atlaikyti visus tuos, nes tu kaip ir žinai, tu kaip ir supranti, bet vis tiek tu čia mama, pirmą kartą, antrą kartą, ne dietologė, ne pediatrė, ar ne, kaip ir atrodo, ypač jeigu tai yra specialistai, jie turėtų lyg žinoti geriau negu tu. Tada surprise, ne, gauni tokį patarimą pas medikus nuvažiavęs su išbertu vaiku. Ir supranti, kad veltui sugaišai laiką. Tai man sunkiausia šiai dienai yra neabejoti savim. Nes vis tiek nenori, jau kas, bet jau abejonės mamoms yra kaip greitas reikalas. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad ypač pirmą kartą primaitinančioms mamoms tai yra didelis dalykas, nes patarimų iš aplinkos yra beprotiškai daug ir labai labai sunku atsirinkti, kuo tikėti. Nes, atsidarykim bet kokį profilį, nesvarbu, bet kuri mama primaitina kūdikį ir jinai tai daro kažkokiu savo būdu ir dalinasi patarimais. O kur jau močiutės, mamos ir visi kiti aplinkiniai, kurie pataria ir kiaušinių, ir lašinukais, ir vandenukų pagirdite. Tai čia apie žindomus kūdikius jau kaip ir maitinam, tai vandenukų girdoma, ne? Bet gal tu atradai kokią nors formulę, pavyzdžiui, kaip geriausiai tai sureaguoti? Ačiū. Ja, iš tikrųjų mano... Nereaguoti, nesileisti diskusijas, nekalbėti, nesiginčyti, neklausti, nes tik išsitampysi nervus, dar susipyksi su kokia ten gydytoja. Ta prasme, tiesiog ne. Dar galima nusiųsti Živilės seminaro link. Bet aš tiesiog sakau ačiū ir einu ir darau taip, kaip noriu. Tai čia, man atrodo, irgi labai yra svarbus dalykas, kad tikrai nesivelti į tos konfliktus, nes įsivėlę mes, pirmiausia, tai mes, aišku, nelaimėsim, bet labai daug energijos tam sueiklosim. Jau verčiau pasilikim tą energiją valymui po kėdute. Okay, tai kas dar? Ko mes dar nepaminėjom, kasgi vis dėlto palengvina tą primaitinimą? Neklausom kitų labai... Patarimus išgirsti, bet beje verta, tik tai juos tada einam ir patikrinam kažkur, taip? Ten, kur mes pasitikim. Verta. Ta prasme, viskas yra gerai, kaip aš sakau, kolektyvinė patirtis visada yra gerai, nes tu gauni daug skirtingų versijų, kurias gali pasitikrinti. Nes, tarkim, ieškodamas pats savarankiškai,
galiu užtrukti žymiai ilgiau, arba, nu, pažiūrėjau, buvo mano atvejis, daviau Adomui sumaišytą košę, ten buvo saldi bulvė ir morka. Ir jis sualergizavo. Aš pasidalinau Instagram'e ir man parašė daug mamų, nu, ta prasme, gal ten 30 mamų. Ir iš tų 30, 8 parašė, kad taip, saldi bulvė ir mus. Nes aš nežinojau, kas, ne, yra pem ant pem. Ir kita iš 38 prašo, kad yra saldi bulvė, o ten tik 2, kad morka, o kitos, kad jom ten kokie ten kyviai, kažkas tas, nu, ne, tiesiog mano vaikui irgi. Tai ką tu pirmą bandysi atmesti? Tai aišku, kad yra bulvė. Ir aš daviau po 1,5 savaitės Adomui morkos, nes tu turi patikrinti, nu, kuris. Ir aišku, kad morka nesureagavo, ne? Tai aš per tą kolektyvinę patirtį, va, tiesiog labai greitai savo prisitaikiau, aš galėjau prašauti, aišku, kad galėjau prašauti. Aišku, galėjau. Ta prasme, kad, nu, tu gali atrasti variantų, ne? Tu gali atrasti, ką pabandyti pirmiau, o ko galbūt ten tikrai nebandyti, ar ne? Tai, bet į visą tai reikia žiūrėti kaip į kažkokias rekomendacijas, kurias aš pasimatuoju, nu, ir arba bandau, arba palieku, o ne kaip į kažkokią normą, siekiamybę, taisyklę, ar kažką, į ką reikia ten lygiuoti. Tai vis tiek, nu, kiekvienas tas vaikelis yra individualus, kiekviena šeima yra individuali ir mūsų šeimos vertybės ir mūsų principai ir tai, kaip mums yra gera ir ramu ir saugu, yra tai, kas turi eiti pirmiau. Paskutinis pavyzdys, mes kai pradėjome Emos primaitinimą, aš va irgi buvau tada prisiskaičius, kad čia BLV, gabalai, duodamės jai tų gabalų, sėdim su vyru, žiūrim, o jinai, kad žiaukčioja, nu 6 mėnesiai, nu nieko jinai ten nenuryja, nesukram, nu nieko jai nesigauna, akis jau net ašarotos nuo to žiaukčio, nu bet taigi čia geras metu, nu bet taigi čia, mano vyras tada sakė, jeigu reikia, tai ne mūsų šeimoje. Ir taip griežtai, sako, ne, nu sako, aš negaliu žiūrėti, ne, arba sako, aš tada maitink, kai manęs nebus namie. Aš viena. Bijau, aišku, bijau. Ir valginai sėkmingai košės ten kokį gerą 1,5 mėnesio, nes tiesiog mums buvo labai baisu, buvo stresas. Nu, to prasme, pats sėdi nuo prakaito šlapas, laikai telefoną, vos ne ant 112 jau pasiruošęs. Ir ar viskas ten buvo normalu? Taip, ten buvo normalu. Tapsne, jinai nespringo, jinai atžiaukčiau. Bet tiesiog, jai buvo diskomfortas, mums buvo diskomfortas. Mes 1,5 mėnesio pavalgėm košės, po 1,5 mėnesio pradėjome vedinėti tos gabaliukus, jau jos aparatas buvo apšilęs, jau jinai buvo apsipratus ar ne, buvo pasipraktikavus normaliai su maitintuvu, kuo puikiausiai pradėjo jinai tos gabaliukus valgyti. Ir viskas. Ir mūsų šeimai tai tiko, ir aš turiu ir valgų vaiką, ir savo alkio ženklus pažįstantį vaiką, ir labai įvairų maistą valgantį vaiką, ir jai nieko neatsitiko nuo to, kad jinai negavo gabalėlių iš karto. Tai, bet mums visiems atsitiko tai, kad mums primaitinimas buvo labai malonus ir labai smagus procesas. Minus valymo dalį. Minus valymo dalį. Tai ką, mes šitą linksmą gaidą tada šiandieną ir pabaikime. Tikiuosi, kad mūsų pokalbėje mamos pasisems šiek tiek laisvumo, šiek tiek daugiau pasitikėjimo savimi. Nes man atrodo, kad tai ir yra patys svarbiausi dalykai. Ir būtent to pajautimo, kas tinka mūsų šeimai ir kas galbūt teoriškai nėra kažkokia rekomendacija, bet jeigu mums tai tinka, aiškiai, mums tai tinka. Tikrai taip. Pasimėgaukit kiek įmanoma. Tikrai baigsis, tikrai išmoks valgyti. Pažiūrėkit mokyklai, visi jau valgo su peiliais ir šakutėm. Tai mūsų mokykloje neduoda vaikam peilių, aš labai pasipiktinau, bet čia jau atskira tema. Tai ką, šiandien atsisveikinam, ačiū visiems, kas klausėte ir ačiū tau, Migle. Visai iki malonaus.